Takon, pradėkim nuo to, kad prie manęs prisijung mon mergelė Laura. Sveiki. Tai Ana nuo šios dienos, kaip sakyti, nuo šio momento prisijungs į kanalą ir vis karts nuo karto pamatysit kažkur viduosikos. Po to gal labiau Ana patiks ir labiau įsitrauks į, kaip sakyti, į visuomeninį veiklą. Tai aišku, bus kartas pafilmaus mūnį, dar ką nors. Tai galit, kaip sakyti, prisipratinti, kad nuo šio momento būsim dviejų. Tai iki žinių. Toks naujienas kol kas. O dabar einam biškėlį prie reikalų. Ir kaip vis laik reikalą prasideda nuo užrašų knygelės. Tai kadangi grįžau iš tikro vakar, bet vakarliai šiandien atsikėlėm ir gilyn. Ir galvojau pradėsiu su projektu. Projektą dar kol kas nesupažindinsiu, aš turiu čia. Kai pradėsim tą projektą, aš tada jums labiau papasakosiu, kas bus, ką bus ir panašiai. Bet dabar, kadangi gilyn, manau, kad važiuojam į garažą. Ir ten turim biškėlį nebaigtų reikalų su džipu. Norėk biškėlį paremontuoti talekam. Žodžiu, turim į garažą ir turim savo raudoną tankėlį. Ir anam ir biškėlį reikaliukų. Tai visų pirma reikia padaryti hardymą ir pasižiūrėti, kas yra grubė negera. Bet vienas dalykas, kas yra tikra negera, tai turbo atsisaka dirbti. Seniau da dirba, o dabar pavažiauni gal kokį 100 metrų duodi gazą ir po to nadingst. Tai arba aktyvatorius turbos bus, nes iš pradžių metė vis laik klaidą, kad oras rauta, bet įdėjai naują tas pats šūds. Tai vadinas gausias, kad reik turbo imt laukon. Kitas dalykas, ką patin žeima, čia dažna problema. Ar 2.2, ar 2.7. Aukštas lėgia, kaip sakyt, kūrų siurblys, tarpinėlis išdilst ir pradeda leist dizelį per priekį. Tai tu irgi reik keisti. Tai žodžiu, reik papirmardytis ir po to žiūrėsim. Tai priejau, nusiardžiau vieną aparatą, kitą aparatą, net nežinau aš pavadinimu, bet žinau, kad tas daiktas leid dizelį ir čia matos. Ir senas tokias tarpinėlis, kuriuos jau ir, nežinau, matos. Bet jau tas tarpinėlis, aš prieš tas keits naują sistemą visą šlangelių. Ir liko ta, ir liko tas aparats grina žeimos metu, kaip kurių nežinau, kokį. Kaip sakyt, stiklinį, gal išleis dizeliaus iki kol užšyl, tai reikės tam įkeisti tarpinėlis nuo visų išsiimti ir ansai dažniausiai restauruojas. Taip, toliau priejau prie turbos, turbo matos, nežinau, ašelė šiek tiek klib, tai ar turi klibėti kažkiek ar ne, bet šiek tiek klib, sukas, bet ne laisvai, tai irgi lupsiam laukon, ton. Dabar pirmą toną išsilupsiu, po to pamastysiu, kaip į kur antifrizį reik nusileisti. Noriu čia daugiau atsivalyti. Ir tada po to reikės purkštukus imt laukon visus bakėlin, reik nusiimti, išleisti antifrizą. Purkštukam reik tarpinis pakeisti, nes vieni kiti kažkaip leidėjau dizelį. Ir čia tų darbėlių. Vėliau eisam prie geras ir šiaip naus pakeisti. Bet vis tiek atsidarysim, pažiūrėsim, gal ir prisikimšęs irgi prie to pačio reikia išvalyti. Turiu nusipirkęs šiaip daug tarpinių, reikės diržą keisiam. Po to žiūrėsim, kad reis kremulė, galbūt kleb, galbūt jau išėjai šaibom, kitus reikia pasikeisti. Tai žodžiu, ličną kapitalę padarysim nemažą reikalų. Taku, tęsiu ardymą, rūdis progres. Tai sveiki sugrįžiai. Mes čia jau dabar jau 11 vakar. Tai žodžiu, vis dien praleidom garažį. Kimarin, mano numį. Tai žodžiu, nusėmėm kapotą, pasidėjom ant stogo.
Ir iš tikrųjų ir dalykų pasisekusių. Nes kiek man tek žinot, girdėt, matyti, kad purkštuką išsijam kiek sunkiau negu turėtum. Tai jau parodysiu. O tefo, apšvarinau visi purkštuką tuk laukon ir viskas įsijėmė su ranka. Nu kaip su ranka. Atsisukau varžtą, kur prilaika metaliukstas ir užkišau va tokį relę. Tokį, kur įėjant dizelis. Ant to paklibinau ir ant tuk laukon. Ir visi va taip gražiai išsijėmė, apart antras ir, kaip sakyt, kaip apkalkiais. Tai biškėlį žiūrėsim, kas namie ir kodėl taip galėjo būti. Nes atrodo tarpinėlės visos ir kaip ir, nu vat, šitas tarkim, va, turiu. Nu va tos tarpinėlės, čia jau įnaujasi. Bet anos ant senųjų purkštokų, anos ir pakankama tvarkinga atrodo. Apart to antrą purkštoką, kad tas ant ir sausas. Nes visi išsijėmė tokie šlapi, tvarkinga vis. O tas antras toks. Akų mes varom ilsėtis ir greičiausiai susimatysim rytoj. Jeigu rytoj geras oras, pradėsim naują projektą. Labryt, žmogelė. Žodžiu, atsikėlėm. Oras gražus, saulė šveit, tą kudinę pradėjus naują projektą. Tai aš nulaikiau ilgą biškėlį paslapti. Nelabai norėjau pasakoti kažko daugiau, iki kol nepradėjau, aišku, daryti, viską suderinti, suplanuoti ir padaryti visų laiką. Tai pristatau jum garaž projektą. Jeigu jau matot, jau biškėlį ir esate žymėjęs faktiškai pamat linijais, susižymėjęs, kur turbūt pamat. Tai darysim labai paprastą, lygiai taip pat kaip ir nomką dariau. Išsikasam rastvirkinį pamat aplinkau, dagrešam papildomą polius, kad būtum tvirčiau, lygiai taip pat kaip nomką dariau ir išpelsiam pamat. Tai va, šiandien ir pirm dien garaž projektą. Pažiūrėsim, per kiek pastatysim. Ir galima iki pat galą, aš grinai nestatysiu, gal nebus tiek laika, nes turėsiu biškėlį ir kitų dalykų, bet man esminis reikalas ir padaryti, kad būtum pamats, būtum grindis, būtum seinas, stogas, varta arba duris ir viskas, kad aš galėčiau visą savo mašiną, savo šmutkės čia susivežti iš Ketsveitas. Takų, palinkėkit sėkmės. Mes, tiksliau aš važiavau pasiimti savo pagalbininką, bočelį, katras man padeda, nesakė, aš neturiu ką veikti, sak, davai pasiimk mane. Ta, važiavau pasiimti ir pradėsim kasti. O čia ta buvo daina. Karštą, kaip pragarį kokiam, kur prašėm, kad būtum geras oras, tai buvo per daug geras oras. Tai kepėna, kad net vis kaklas įraudons. Bet nieko, kaip nors praėjom, paėdėm biškėlį šašlikų lauriškai, tai buvo visai smagia. Parvežiau bočelį, o situacijai turim tokį. Realiai apėjom per 2 kastuvus į žemę. Aišku, vandens prisikaupė. Matot, kiek į šaknų. Tai biškėlį buvo reikalų. Bet jau ir grubė 2 kastuvą apeiti. Molis jau ir pasiektas. Ir kai kur ir daug tų šaknų. Tai rytoj pasimsam iškapoti sukau. Nes jau čia paliks garažį. Čia to veito. Čia irgi viskas ir. Nu, va, čia irgi daug šaknų, nes čia prieš tą buvo kelms obelis. Tai tų kelmų aš pašalinau, o tų šaknis aišku lieka. Tai va, iki žinių. Turim va tokį variantą. Ir dar reikės pagilinti, prišvalyti.
Tada gręšiam polius, 1,20 m kampus ir tada kas 1,5 metrą viens nuo kito, 1,5 į kampą. Ir va taip visur perimetrą peisam kampus, ir po 1,5 metrą polis, kamps, polis. Ir žodžiu, va taip padarysim viskų čiki-piki. O aš varau dabar į vidų, ilsėtis ir reik biškėlį paskaičiaut, kiek reikės armatūros. Nes šiandien buvo sekmadienis, ryto pirmadienis, tai jau atsidaro daug dalykų, daug gamyklų, į bazį, visą kitą. Tai reiks iš ryto užvažiuoti į metalo fabriką, metalo cechą, padauti, ko man reikia iš armatūrų, kad atvežtam. Ir vėliau aš pasiimsiu počelį vėl ir nuo ryto pradėsim kasti, tai greičiausiai ryto pabaigsim, jeigu oras leis. Tai labai tikiuosi, kad taip bus. Ir tada atveš armatūras ir jeigu be paslinksiu, galės pradėti tenas, kaip sakyti, karpyti, pjaustyti, trišti į krūvą ir bus elė paruošta. Ir tada bereikės padaryti formas. Tai vat, tiek žinių. Aš varau į vidų, skaičiausiu, susimatysim rytoj. Nu ir va, teprelė praėjo antrą dieną. Išsikasėm relė pilną rostverką, kažkas apie 50-60 cm nuo paviršiaus, virš žemės paviršiaus, dar kažkas bus apie 20, kas į kampus ir kas 1,5 metrą sugrėžėm polius 1,10 m, 1,20 m ir turim va tokią situaciją. Tai iš pat ryto užvažiavau ir atvež 120 metrų 10 mm po 6 metrus štangų armatūrų. Tinklėlius aš jau persikirpau išilgą, paėmiau kažkas 15 pilnų tinklų, dvigubą didesnį negu tai. Te per pusę persikirpau, tai tinklą vadėsias kapturėlę, pikšt. Ir turim, aišku, turim vandens, jau čia niek nesimata, bet turim kampį skylę čia ir tada jau kas po 1,5 metrą. Pukšt, absoliučiai visam perimetre vien tik skylės. Į tas skylės po 2 štangas teisė, visur po 2. Ant viršaus 2 išilgai. Paimsiam va tus tinklus ir va te pileisiam tarp tų 2, absoliučiai visų perimetrą ir viską surišiam. Tai bus gipsas ledas, nes ant tų vadarėm lygiai taip pat. Tai va, tai dabar katuškiai dar tebe čia, naudojam biškėlį siurblį, teikiau esam prikasiai žemių ir pusiau muolis, priemuolis ir muolis, tai pradėsiu jaučiu merautis, kiek man maždaug reikia armatūros, po kiek susipjauti štangas, kur po 2 į vidų, nes norėsiu į kaltanas, kad laikytumės. Ir nežinau, bandysiu vėliau gal lazerį pasijungti, bet dabar šveit, tai aš niek nematysiu, nes norėčiau arba kokį vieną kitą kuolą įsikalti, šniūr prasitemti, kad aš matyčiau katram aukštį viskas lygia, kur turi būti, kad armatūrą maždaug vienam aukštį padaryti ir po to, kaip sakyti, formas susikalti. Taku, pradedam pjaustyti. Ikon pasijungiau lazerį, susišaudžiau, žodžiu, po pirmą po 2 štyrėlius į skylės visur ir pagal lazerį atsižymėjau kažkur visur galiau, kad būtum 6 cm virš tos stripeliaus, nes dar stripelis turės vėliau prasikišti pro formą, išsigręžti, prasikišti, prisirišti prito ir išlysti vidų. 15-20 cm, kad vėliau eitum
pririšti armatūrą, kai jau grindis darysies. Ir tada ant viršaus uždėjau žodžiutus, susirišau, visur apėjau. Ir dabar pradėjau dėti tus tinklus. Ir vat, kaip matot, įsikeš puikiausiai tai tinklą. Tai vat užsilanksta, kur prisiliet, kur nelaba, bet kur vat ein, kur išeis priliesti, nus biškėlį prispausti. Ir nus tada žukt, surišti. Ir gausis tokį kaip vientisą. Va šitas tarp tinklų susuki. Ir toliau lanksta į vieną ketpos, užlenki patį tinklą. Ir va taip, žodžiu, reikia peiti. Tai dabar, kai tik tas pradėjau, antrą įsidėjau, tai varysiu tolin. Pasiliksiu tik tas stoveit kažkur atidar, nes vėliau reikės va to gofrą prasivesti man į tų kampą. Tai ten arba iškart prasikasu ir prasivarysiu gofrą įsikišu į vidų, arba įdėsiu polistirolį. Lygiai taip pat, kaip dariau namų, įdėsiu polistirolį, kad po to atsižymėsiu sudažas kuriam giliai. Ir vėliau aš galėsiu išsikasti, tų polistirolį išsimušti, kada tik noriu laukon. Bet polistirolį šiaip planuoju įsidėti vein gabalėlį ten, dar papildomą čia veiną ir dar čia gal veiną įsidėti. Nes niekad nežinosi, kada prireiks kokį nors alaidą dar kažkur prasivesti į vidų ir tada jau gausi kalt, grėžti. Būsiu ant planelio, susižymėsiu nuo kampų kurios veitos, katram giliai į polistirols įdėts ir visą laiką atsiverti popierį, žinosiu, kad to veito aš galiu kasti ir prasimušti eisę kiaurą į vidų. Turim toj gražų vakarėlį. Iš tikrai laukiau, kad būtum tas vakars. Toks biškėlį vėsesnis, tamsesnis. Nes karek lazeris įjungt, kas dirba su lazeriu, puikiai žinot, kad niek nesimatė, o rotacinį nivelį aš neturiu, tai tik tais va tokį lazeriuktę turiu. Tai vat, iki žinių. Labas rytas iš ryto visiems susirinkusiems, šiandien nors visai toks ramus. Ir pradėsim biškėlį darbelius. Tai reikia papirmą susirišti. Vakar, žodžiu, susidėjau visą tinklą aplinkau ir susikaliau, žinau, matos, vieną kitą lentelę. Ir, žodžiu, pasigavau su lazeriu visur, kur turbūt, kaip sakyt, grindų lygis arba mūsų formų pats viršus. Tai bus labai paprasta susidėti lentas, prisikabinti ir įteikti žinių. Tavo, pradedam nuo to, ką reikia pabaigti susirišti tinklą. Reikia pasimatauti, kiek mums reikia kabelę nusipirkti, nes noriu iš karto nusivesti iš gofros, įsiverti kabelį ir prasivesti pro žemę iš karto į garažą, kad nereikėtum vėliau stumdyti. Toks ir ryts. Varom. Nu ir vat, visas tinklėlis, žodžiu, ir surišts kartu su armatūrom. Tik. Absoliučiai vis perimetrą surišau. Dabar, kaip matot, tvarkinga gražia. Vat, aišku, vidų ir vandens, tai jau kaip užsakysiu betoną, žinos, kad atveš. Reikės keišti kaip nors siurblėlį, kad ištrauktam iš visų skylių. Ir dar reikės, aišku, išsinuomoti vibratorių. Tai vat, iki žinių. O dabar greičiausiai reikia atsimatauti, kiek man reikia kabeliaus. Čia į kampą. Ir ten į dėžį vidų. Atsimataunu. Ir tada valeko nusipirkti. Galėsiu iškart išsikasti, prasivesti. Ir tada pradėsim dėti formas. Pasiėmiau kabeliuką 5 ant 6. Tai yra 5
5 gyslas, davai, nefokusaun. Žodžiu, 5 gyslas ir 6 kvadratinė milimetrą kabelį 14 metrų. Gofrą dain puikiai iki čia, dar reikės patrumpinti, bet paliksiu tai, kiek ir kuo ilgesnį, to geriau. Vis tiek reikės požemį paguldyti, išvesti viršų. Tai dabar reik ten biškėlį prasikasti, arba galiu iškart visą išsikasti tranšėjai ir tada reikia įsiverti kabelį, įguldyti žemę ir po to visko užversti. Kiek iškart išleidau, pirkau armatūrą, tai yra 120 metrų 10 mm štangas ir 15 lapų 4 mm tinklą, 15 sakių. Sumokėjau 175 su atvežimu, kuda pirkau degintas veilos 3 eurų, makrofleksą veinbonkelį, nes reikės tarpelis užputminėti formų, nes tos lentas jau toks pagyvenusis. Kabelį sumokėjau 70 eurų, nes mokėjau vežti dabar akciją ir kaip tik. Tai liuks. Gofro jau buvo, lentas jau buvo, daugiau niek neišleidau kol kas. Tai vat, einam kasti. Šiandien bikiai karštai, ant saulės rūt kažkur 305. Tai realiai kažkur 10-15 minučių einu pavėsi, nes tiesiog vėl muš prakait. Bet nesimatė, aš fokusavau man veidą. Išsikasiau griovį, prasivėrėm laidą ir užsiverčiau atgal. Tai dabar jau turėjom gofrų su laidu ir iškešt laids į namo vidų, į dėžę ir kartu su gofru laids ir iškešt į vidų garažą. Tai jau ir didelis dalyks padaryt. Tai dabar imsiu lentas, pabiškėl pjaustysiu, žiūrėsiu, turiu varžtų ir pradėsiu kažkur sukti, daryti tas formas pabiškėlį. Jaučiu, kad šiandien gal pavyks. Jeigu pavyks, bus liuks. Rytoj iš ryto tada reik varyti į beton mazgą ir užsakyti betoną. Kada tik bus įmanoma, jeigu tam liuks. O jeigu iškart nesigaus, važiuosim į garažą. Matysim, kaip čia bus. Varom daryti formą. Ta labrytėlį, vakar žodžiu iki 11 koks pasidarbavau, bet susikaliau absoliučiai realiai visas formas ir kažkokių tokių visokių mažų tarpelių. Tai pirmesiu žemės į kampus, kad užsandarinti, nes atepė, jeigu reikės valyti, vis tiek su perforatoriu lygiai apsitarkauti reikės, jeigu aš šildysiu visada kažku. Ir tai va, čia ir gera žinia, nelabai gera žinia, kad betoną susiurbligavau tik tas pirmadienį iš ryto, šiandien ir trečiadienis. Tai ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį 4 dienas turėsiu laukti. Bet užtat šį kartą turiu daugiau laiko pasiruošti, tvarkinga. Ir dar parduotuvį nusipirkau štyrių. Kaip sakyti, įsirėgiu. 3 po metrą, pasėmiau viržlių, šaibų, dažų pasižymėti. Tai jaučiu, pabaigsiu formas formuoti, susipilsiu žemės pagal kampus, užsipūsiu su makrofleksu tarpelius, kad nebėgtam nieks. Žodžiu, pasiruošau formą 100%, susipjausiu štyrius, susisuksiu, pasidarysiu ankerius. Tada jaučiu ant lapeliaus reiks susibraižyti, katros veitos bus stoikės, vis karkas. Ir tada atsimatausiu ir su dažas pasižymėsiu, kad nepataikyčiau ant stoikės įdėti ankerį. Tai jaučiu bus geriausias plans.
Tavo. Tiek žinių. Žodžiu. Tai jaučiu nebeties 8 viduosiką, nes vis tiek ir didelis laukiams iki to pirmadieniaus ir dar kažkur tikrą nuveiksim daugiau negu tep. Tai kaip vis laikėlį, jeigu patek viduosiks, numetat laiką ir susimatysim kitą kartą. Visai neužilgo. Iki.